ta įžymi frazė yra, jei tu nesidomi politika tavimi susidomės. Man labai patinka Timothy Snyderio, Yale'o istoriko pasakymas, kad demokratiją reikia suvokti kaip veiksmažodį, ne kaip daiktavardį, bet kaip veiksmažodį. Kaip reikėtų saugant liberaliasias demokratijas elgtis su radikaliom populistiniam jėgom? Taip, bet iš tikrųjų neliberali demokratija tai yra tam tikra diktatūra. Vis dar neprarandu vilties, kad šioje kadencijoje, nepaisant visų sudėtingumų, žmogaus teisių kai kuriuos bent dalį klausimų galima pastumėti priekį ir galbūt netgi pasiekti rezultatų geresnių negu anksčiau. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusiai Liberalų sąjūdžio tinklalaidę Sureikšminkim. Šį kartą sureikšminsime su Viktorija Čmilyte Nilsen ir Liutauru Gudžinsku, mūsų mudviejų svečiu. Jis yra žinomas kaip politologas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas. Ir dar visai nesenoje praeityje buvo žinomas kaip socialdemokratų ideologas. Žmogus, kuris lygiai prieš metus, kai mes dabar kalbame metinių išvakarėse, pasitraukė iš Lietuvos socialdemokratų partijos dėl partijos koalicijos su Nemuno aušra. Labą dieną, Liutaurai. Sveiki. Tai norėčiau paklausti, koks tas jausmas taip ilgai dirbus partijai, dabar būti metus nepriklausomam? Gal ir drąsiau pas liberalus užsukti? Pas liberalus visada malonu užsukti. Tiesą sakant, kai dar buvau tas apamai studentas, tai buvau amžinatelis Algirdo Griciaus padėjėjas. Tai buvo tam tikros sąveikos. Tiesą sakant, pirmą kartą balsavau, kai buvau 2000 metais, tai už liberalus balsavau. Tuo metu Rolandas Paksas buvo liberalų lyderis. Čia aš džiaugiausi už jį atidavęs savo balsą ir galvojau štai dabar. Bet neilgai džiaugiatės. Tai aišku, ta politika būtent tokia yra dinamiška, vieną dieną atrodo vienaip, kitą dieną atrodo kitaip. Bet mano savijauta tai yra tikrai gera. Čia man tiesą sakant labai patinka jūsų tinklalaidės pavadinimas. Aš įsivaizduoju, kad matyt sugalvojate atliepdami ne ką mažiau galbūt garsią frazę premjero Gintauto Palucko nesureikšminkim, bet sureikšminimas kaip toks apskritai politikoje labai svarbu, nes dėmesys yra matyt labiausiai ribotas resursas ir tu kaip politikas arba kaip žmogus savo kasdieniame gyvenime gali skirti tik tai keliems galbūt dalykams maks, jeigu tik tai tam tikram vienam dalykui. Tai aišku, kai išeini iš tos politikos, kai atsisakai įvairių galbūt ir galimybių ir visa kita, tai yra tam tikras stokos jausmas, tarsi vis tiek yra tam tikra galia, pripažinimas, kažkiek kontaktai, visa kita. Bet kokį dalyką aš labai sureikšminau ir gal prieš tai ir dabar, tai tiesą sakant, tam tikra ramybė ir miego kokybė. Tokį žiedą, kuris čia fiksuoja, tai tiesą sakant, galiu grinai duomenimis pagrįstą pasakyti dalyką, tai valandą ilgiau pradėjau miegoti nuo tada, kai buvau. Dabartinis naujasis krašto apsaugos ministras 1 valandą rašo krepšinio sirgaliams apeliacijas. Po politikos sunki duona. Bet jeigu galima, aš iššoksiu iškart į pokalbį, Liutaurai, o kaip galvojat, dabartinė situacija, šiaip politinė situacija Lietuvoje, ji labiau verčia žmonės daugiau dėmesio skirti politikai, ar kaip tik, daugumai žmonių, ar kaip tik atsiriboti. Tai labai svarbus klausimas, ir mum politikam, bet ir, manau, akademijai, šiaip aktyviems žmonėms, kas nusveria, ar nusivylimas ir atsiribojimas, ar kaip tik, jeigu yra tam tikras nepasitenkinimo jausmas, neišpildytų lūkesčių, žmonės labiau susidomi politiką, matydami, kad, kaip
ta įžymi frazė yra, jei tu nesidomi politika tavimi susidomės ar kažkaip panašiai perfrazuojant ją. Tai kaip atrodo? Jo, man atrodo, čia kaip stiklinės, kurios ant stalo, jos yra pusiau tuščias, pusiau pilnas, tai čia matyt galima ir vienokių ir kitokių aspektų žvelgti. Kai po rinkimų, tarkime, yra sulaužomi tam tikri duoti pažadai, tai be jokios abejonės yra galbūt tam tikras nusivylimas ir gali apimti žmonės apatiją, kad ką jie darytų, kad jie kaip ateitų balsuoti rinkimus, politikų žodžiai nelabai ką reiškia ir panašiai. Iš kitos pusės visi šitie procesai, kurie vyko pastaruoju metu, kai kilo tas kultūrininkų sąjūdis, tam tikras toksai pakilimas, man atrodo, jis kaip tik galbūt labiau įgalinantis visuomenę, suteikiantis tam tikrą pasitikėjimą, rodantis, kad gali susitelkti žmonės, ir čia ne tik apie eina Vilnių kalba, bet ir apie visą Lietuvą. Ir taip pat siunčiamas signalas tiems patiems politikams, išrinktiems, valdžios pareigūnams. Mes galim matyti, tiesą sakant, kad bent jau iš dalies tikrai sureagavo ir keitėsi tie ministrai ir tarsi nebeliko tos Nemuno aušros kultūros ministerija, tarsi buvo toks principinis tas reikalavimas. Tai aš labiau gal teigiamai žiūrėčiau, bent jau dabartiniai tie įvykiai kažkaip, man atrodo, suteikia tam tikros ir vilties, kad tam tikras, ne tik tai, kad čia apie dialogą kalba, bet tas įgalinimo jausmas, kad žmonės gali burtis, kurti įvairius judėjimus ir jie vienaip ir kitaip turi tam tikrą politinę reikšmę. Sužadina, aktyvuoja. Tai ir turbūt sveikos visuomenės požymis. Taip, tiesą sakant, nežinau, čia gal aš labai optimistiškai nuskambėsiu, bet čia manęs neseniai klausė, ar kaip čia dabar vertinti, kad iš tikrųjų kaip niekada dabar ministrai yra tikrinami jų biografijos, žvelgiama, ką jie Facebook'e pasakė prieš 10-15 metų. Bet aš tai sakyčiau, tai yra tam tikras demokratijos brendimo požymis, kad vienaip ir kitaip visuomeniai nėra vis vien. Ir aš labai abejoju tą interpretaciją, kad čia tik tai tada, kai yra kairieji valdžioje, tada kažkaip tas spaudimas tampa toks labai stiprus. Man atrodo, ir buvusiai valdžiai nebuvo labai saldu, buvo didelis labai spaudimas. Skilo į dvi dalis, parlamentas turėjo išeiti po posėdžių salę. Bet, tai man atrodo, jo, po politikams kyla didesni reikalavimai. Labai svarbu, kad žmonės nenustotų ne tik domėtis į politiką, bet ir ją ateitų, bent jau sudalyvautų vienu ar kitu savo gyvenimo etapu. Tai aš tiesą sakant irgi šiuo atveju, ar manęs kai klausė, ar gailiuosi, kad aš buvau, ne, aš visiškai nesigailiu, aš labai džiaugiuosi tais 8 metais, kuriuos praleidau, daug sužinojau, pamačiau kaip ir politikos, nežinau, tyrėjas procesus iš vidaus, mačiau daug įvairių žmonių, labai šaunių žmonių, mačiau ir tam tikrų ir galbūt netokių šaunių žmonių, bet bendrai, patirtis tikrai labai yra didelė. Man atrodo, šiaip svarbu, kad žmonės eitų į politinės jėgas ir bandytų kažkaip tai prisidėti prie nepriklausomos Lietuvos, nes galų gale demokratija nėra apmąstoma be partijų. Tai kokios tos partijos bus stiprios, kiek jos sugebės atlaikyti tuos iššūkius, tą augančią, vis labiau kritišką visuomenę, nuo to bus labai svarbu ir visos šalies ateitis. Kad užčiapiam tą save aktyvavusią visuomenės dalį, kas yra teigiamas požymis dabartinių procesų, dar truputėlį platesnius, šiek tiek žvelgtum, kas vyko pastaraisiais mėnesiais. Lapkričio 13 dieną televizijos laidoje užsiminėte, kad Nemuno aušros lyderis, kuris čia vienas iš tų eikliųjų žirgų koalicijoje, toli gražu nėra šachmatų didmeistris. O kadangi šioje studijėlėje yra trys šachmatininkai, viena šachmatų didmeistrė, Viktorija, tai ir tuo ir paklausčiau, kaip jeigu taip žiūrėtumėm metaforiškai šachmatų terminais, ką reiškia, pavyzdžiui,
Ignoto gambitas. Ką reiškia Ignoto gambitas šitoje politinėje sistemoje? Ką reiškia cukcvangas socdemų, kai kiekvienas jų ėjimas pastarąjį mėnesį, žiūrint, tarkim, iš kultūrinės asamblėjos pozicijos, jų akimis žiūrint, jis yra tik blogesnis buvo. Kiekvienas ėjimas buvo tik blogesnis, kol pagaliau rado Vaidą Aleknavičių. Tokiais strateginiais, taktiniais momentais įvertinant šios kelias mėnesių daug. Aš tai dėl Ignoto gambito, būna kartais taip šachmatuose, kad čia šiaip nuo žaidėjo stiliaus labai priklauso, tu gali ateiti į partiją su tokiu sumanimu provokuoti, išmušti iš vėžių. Ir ten įvairiausių būna variantų, tarkime, pamenu, mano treneris vienas pasakojo, kaip žaisdamas su labai garbiu pagyvenusiu varžovu atėjo užsidėjęs kostiumą ant nuogo kūno, norėdamas padaryti, tiesiog išmušti iš vėžių. Įvairiausių variantų yra ir jie nebūtinai yra susijęs su ėjimais šachmatų lentoj. Kažkurio ten, nesimenu, kalinio kostiumo apsirengė. Visokių būna atvejų. Tai aš vėlgi, čia sakyčiau, čia jau nebe šachmatų lentos, o įvykių, kuriuos tu gali sukelti aplink dalykas. Bet kas man tikrai atrodo įdomu ir čia galbūt, kaip tik ir yra tas tam tikras, aš sakyčiau, konfliktas, išsiskirimas nuomonių tarp socialdemokratų ir liberalų Seime ir apskritai partijų požiūrio dabar, vėlgi atsispiriant nuo Žemaitaičio, kaip reikėtų saugant liberaliasias demokratijas elgtis su radikaliom populistiniam jėgom. Koks yra elgesio modelis sveikiausias ir išlaikantis liberalios demokratijos atsparumą. Ir čia, Liutaurai, jūsų nuomonė labai įdomi. Žinau, kad nėra vieno recepto, bet mes turime Austriją, mes turime Olandijos pavyzdį, yra Latvijos pavyzdys, kur su prorusiškomis partijomis toks konsensusas buvo niekada nedirbti. Bet, šiek tiek, kiekvienu atveju vis skirtingai, bet dabar akivaizdu, kad mes Lietuvoje irgi ir dabar, ir tikėtina ateityje turėsime spręsti. Tai kaip jūs matot šitą dalyką? Jo, aš dėl didmiesčio, ten mano buvo, pagrysiu, kodėl aš taip jau tą Žemaitaitį nuvertinu, aš tiesiog žiūrėjau į jo ilgametę politinę biografiją, jisai buvo Tvarkos ir teisingumo partijos pirmininkas. Ir pražaidė partiją. Ir pražaidė partiją, gana gėdingai pražaidė. Tai gal dabar šiek tiek pasimokė, patobulėjo, bet nežinau, kiek čia jis ilgai laikys su tokiais gambitais. Gambitai yra labai rizikingas žaidimo debiutas ir bandyti tuos tokius taip pradėti partijas. Bet atsakant į Viktorijos klausimą, iš tikrųjų čia tikrai nėra labai vienareikšmiško recepto. Galima matyti vakarų Europoje skirtingos šalis, ne tos pačios, pavyzdžiui, šiaurės šalis. Pavyzdžiui, Danija arba Norvegija ilgą laiką jau tarsi bandė tas kraštutinėsis partijas kažkaip tai įtraukti į tą valdymą. Švedija ilgą laiką tą sanitarinį kordoną. Dabar tas sanitarinis kordonas šiek tiek jau praplyšo, nes, tarkime, dabar, bet praplyšo dėl to, kad rinkimai taip susiklostė, kad jau Švedijos demokratai yra antra pagal dydį partija ir konservatoriams, dabar vadovaujančiams vyriausybei, trečia pagal dydį partija, jinai vadovauja vyriausybėje, o parlamente turi turėti tam tikrą palaikymą iš Švedijos demokratų. Iš tikrųjų labai sudėtinga situacija ir tai rodo, kad visos šalis susiduria su ta problema. Lietuvoje, aš sakyčiau, čia ne pirmas atvejis, kai mes turime tokią situaciją. Aš taip sakyčiau, 2004 metais, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą ir NATO, atrodė tarsi pats pakilimas ir žmonės balsavo už darbo partiją, gavo daugiausiai mandatų. Ir kaip žinia, viskas baigėsi tuo, kad ta partija skilo, būdama koalicijai su socialdemokratais. Neaišku, kiek patys socialdemokratai prie to prisidėjo,
bet kadencijos pabaigoje socialdemokratai jau turėjo didesnę frakciją negu darbo frakcija. Vėliau, tai netisakant, vienas kolega čia buvo pavadinęs, kad gal, čia gal aš ne visai gražų palyginimą padarė, tik to, ir galbūt, žodžiu, tai po to, aišku, 12 metai ten Tvarka ir teisingumas, darbo partija vėl, kažkokia panaši situacija. Galima matyti ir, pavyzdžiui, Estijoje yra EKRE, ir jinai irgi buvo priimta į koaliciją kartu su centro partija ir konservatoriais, tai irgi buvo labai sudėtinga koalicija ir jinai galų gale žlugo po EKRES lyderio nuolatinių gambitų, kai ir Suomijos premjerė pavadino kažkokią kasininkę, kai Obama išvadino kažkokiais rasistiniais užgauliojimais, taip toliau ir panašiai, ir turėjo jau galų gale atsistatydinti. Tai man atrodo, kad žodžiu, Lietuvoje mes turime tą situaciją, kad tarsi priemami tas koalicijas ir ilgainiui kažkaip tai viskas baigėsi tuo, kad su triukšmais jie arba skyla, arba pasitraukia ir panašiai. Arba stipresnė partija juos suvaldo. Arba jo, bet yra ir problemų, yra ir kitų tokių blogesnių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Čekijoje, kur buvo ANO vadovaujama Babišo, milijardieriaus turinčio daugiau negu pusę žiniasklaidos šalyje ir taip toliau. Ir socialdemokratai sudarė koaliciją su šitą partiją, galų gale visiškai pralošė ir dabar jau antrą kadenciją iš eilės jie nepatenka į parlamentą. Ir Babiš, kaip čia visai neseniai vyko tie rinkimai, jisai dabar turi 80 mandatų iš 200. Tai pavojinga, aš pavadinęs tokią situaciją, aš prašau, kad per daug kalbu, bet pavadinęs tokį šokį su kardais, kaip tu tavo taip priminėjai, tokius partnerius ir visada gali susižeisti ir ne tik save susižeisti, bet ir pačią šalį panardinti į gana rimtą krizę. Man atrodo, šiuo atveju Nemuno aušra truputėlį skiriasi nuo darbo partijos ir Tvarkos ir teisingumo, nes vienaip ir kitaip ankstesni lyderiai tai turėjo kitų resursų, kaip save išlaikyti politikoje. Uspaskichas turėjo plačią struktūrą ir buvo pinigų daug turėjo, Paksas turėjo savo tą aureolę, kaip dar nuo tada, kai išėjo iš Viljamso ir prezidento, ir taip toliau, buvo tam tikras simbolinį kapitalą susitraukęs. Žemaitaitis neturi nieko. Tik tai turi ilgą liežuvį ir tos provokacinius pareiškimus. Ir juos reikia sureikšminti iš tikrųjų, negalima iš tikrųjų nuleisti negirdomis ir žiūrėsime, kaip bus toliau. 2023 metų gegužės 16 dieną jau greitai bus 3 metai, kai Liberalų sąjūdis brėžia aiškią liniją, paskelbdamas tuometį Seimo narį Remigijų Žemaitaitį persona non grata ir kviesdamas kitus laikyti persona non grata, sureikšmino tos pačius jo antisemitinius pareiškimus. Jau 3 metai nuo tokio pareiškimo ir kaip Viktorija užsiminė, saugokime liberalią demokratiją klausimų pačiam, apeliuodama ir į socialdemokratų pusę. Tai pasižiūrėkime, ar yra, kur tie ištekliai saugoti liberalią demokratiją, jeigu nuo vienos parlamentinės partijos pareiškimo jau beveik 3 metai praėjo. Tai išteklių jau yra labai daug, man atrodo, yra ir pilietinė visuomenė, ir teismai, ir galų gale tas pats parlamentas, ir kitos parlamentinės partijos, jų veiksmai gali taip pat labai smarkiai prisidėti prie to, kad tokios radikalios antisisteminės jėgos neįgaus to pagreičio. Tai, kitaip sakant, jeigu nesuveikia kur nors lyderystė, turi suveikti institucinis lygmuo, ne? Net institucinis lygmuo ir pilietinė visuomenė, man atrodo, čia labai du svarbus dalykai. Šiaip akademinėje literatūroje yra irgi labai įvairių nuomonių. Vieni iš tikrųjų labiau pabrėžia partijų vaidmenį arba teismų vaidmenį, kiti kalba būtent apie pilietinės visuomenės svarbų vaidmenį. Lietuvai, tiesą sakant, galbūt ir čia visoms 3 Baltijos šalims jos, ir kas yra labai svarbu, tai yra
mes esame pafrontėje, ar ne? Iš šiuo atveju skiriamės galbūt nuo kokios Čekijos arba Vengrijos ir panašiai, kurios nebuvo tiesiogiai okupuotos ir kontroliuojamos 50 mečius. Tai ir tas yra galbūt tam tikras imunitetas arba kažkoks savisaugos jausmas, tam tikras budrumas. Jis irgi yra svarbus, bet be konkrečių pavyzdžių, be konkrečių veiksmų, be tam tikrų žodžių, kurie irgi yra svarbus, jie yra tokie patys svarbus kaip ir veiksmai, nu, tai tik tai liktų tas ant popieriaus, tie Lietuvos pasiekimai ir panašiai. Tai čia kiekvieną dieną. Man labai patinka Timothy Snyderio, Jeilio istoriko pasakymas, kad demokratiją reikia suvokti kaip veiksmažodį, ne kaip daiktavardį, bet kaip veiksmažodį. Tai yra Veiksmažodis yra sureikšminti. Demokratija, tai yra jo, kad jis turi būti, dėl demokratijos turi būti kovojama kiekvieną dieną. O Liutaurai, kaip atrodo, kodėl, čia man nuolat kyla tas klausimas, kodėl radikalams liberalai yra mėgstamiausias taikinys? Ta jaučiame labai stipriai šioje kadencijoje ir ne tik Seimo salėje, bet ir už jos ribų, socialinėse tinkluose. Atrodo, liberalai net ir būdami opozicijoje, net ir būdami nedidžiausia opozicinė frakcija, sutraukia neproporcingai daug atakų iš radikalų, lyg natūralus didžiausias priešas. Pats buvimas liberalų atrodo jau yra kaip lyg įžeidimas kažkoks ar problema, su kuria nori kovoti. Kaip taip paaiškinti? Ok, aš gal nesu taip pastebėjęs ir vertinęs. Aš esu trupėdami papildysiu, jeigu dar, sakykime, tą Vytauto Landsbergio liniją turėdami mintį, mes suprantame, kodėl Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus radikalai ieško priešo, vidinio priešo juose, bet jeigu taip atkreiptume dėmesį nuo riaušių prie Seimo, tai yra visą laiką konservatoriai, kablelis liberalai, nors tokia tarsi mažesnė partija, bet kitą kartą netgi būna liberalai. Dažniau pirmin, taip. Jo, šiaip aš... Ne konservatoriai ir valstiečiai kažkurie, manau. Jo, jūs čia vartojat terminą liberali demokratija, kas yra visiškai legitimus terminas įsitvirtinęs politikos moksluose, kalbantis apie tai, kad šiuo atveju liberali ta plačiaja prasme, tai yra būtent įsipareigojimas ginti pamatinės žmogaus teisės ir laisvės, tai visoms tradicinėms politinėms jėgoms visi šitie dalykai turėtų būti svarbus. Bet yra tas alternatyvus projektas, jis vadinamas neliberali demokratija. Ir Viktoras Orbanas, jisai tą labai aiškiai yra pasakęs. Erdoganas Turkijai lygiai taip pat kalbantis ir daug tokių pavyzdžių galima pavadinti. Tai yra šiuo atveju pats žodis matyt liberalu, iš tikrųjų jisai yra pasirenkamas kaip tam tikras taikinys tam, kad pabrėžti savo tokį alternatyvumą. Nes ką reiškia liberalus šiuo atveju? Liberalu tai yra mažumų taip pat apsauga. Ar ne? Mažumų, politinių mažumų, tautinių mažumų, seksualinių mažumų ir taip toliau. Visuomenė yra labai įvairialypis audinys ir čia, man atrodo, visi mes esame tam tikrą prasme kartais daugumos atstovai, tam tikrą prasme galbūt mažumos atstovai, bet demokratijai labai yra svarbu būtent apsaugoti visus visuomenės narius. Ir kai tu sakai, aš dabar kursiu neliberalią demokratiją, tu savo tokia kaip ir laisvę turi, savo teigi, kad tu gali pažeisti kitų teisės ir kurti kažkokią jėgos valdžią, kur stipresnysis bus visada teisus. Bet ar tai nėra tik tais
teorinis konceptas, aš dabar klausau, tai autokratija tada mes kalbam, ne? Taip, ne, bet niekas nepasakys, kad nieks nenori save pasakyti, aš esu diktatorius ar autokratas. Visi nori vaidinti save demokratais, žiūrėkime, net ir Lukašenka, Putinas organizuoja rinkimus ir Šiaurės Korėja, man atrodo, vadinasi Liaudies demokratinė respublika. Taip, bet iš tikrųjų neliberali demokratija tai yra tam tikra diktatūra. Tai yra būtent mėginimas jėga primesti savo valią. Bet paprastai diktatorius apskritai yra dažniausiai vienas žmogus, bet jisai pasitelkia tam tikrą demagogiją, bandydamas sakyti, aš atstovauju visai tautai, o kas prieš mane yra tos tautos priešai. Tai tada ir tam tikri populistai dažnai mėgina save pristatyti, kad jie yra tautos atstovai, jie išreiškia to tautos valią, jiems tada, aišku, liberalai, visi, kurie pasisako už žmogaus teisės, jie tampa tokie kaip ir pagrindiniai taikiniai. Tai turbūt ir suredaguotas atsakymas yra, jeigu tu pasisakai už žmogaus teisės, vadinasi, ten konservatorius liberalas. Aš nesakyčiau taip, man atrodo, čia žmogaus teisų visa čia yra didžiulė diskusija, man atrodo, ir socialdemokratai turi tikrai ir teorinė prasme ir praktinė prasme yra gerbiantis ar, pavadinkime, žmogaus teisės. To žmogaus teisų diskursas nepriklauso vienai ar kitai partijai, man atrodo, ir visoms partijoms jos nėra priklausančios, yra visuomenės dalykas. Taip, ir aš vis dar neprarandu vilties, kad šioje kadencijoje, nepaisant visų sudėtingumų, žmogaus teisių, kai kuriuos bent dalį klausimų galima pastumėti priekį ir galbūt netgi pasiekti rezultatų geresnių negu anksčiau. Tai, tarkim, kalbant apie tą pačią jau nebe civilinę sąjungą, bet civilinio kodekso pataisas dėl partnerystės, kas yra konstitucinio teismo įpareigojimas Seimui. Ir čia visiškai teisingai mes matome, kad beveik visose frakcijose gali būti palaikymo, bet ir manau, kad išskyrus liberalų šios kadencijos frakciją, visos kitos frakcijos skils tokiame balsavime, nes yra proponentų, yra palaikytojų, yra ir karštų oponentų. Ir čia vėlgi tas pažangusis socialdemokratų flangas, jis yra labai svarbus ir aš kažkaip vis dar noriu viltis, kad jis nėra mažuma. Liutaurai, prieikim tada prie šito klausimo, šitas pažangusis socialdemokratų flangas. Kur jis yra, Liutaurai, kai jūs išėjote? Tiesa, yra jaunimo, ar ne, kuris irgi aktyvus šitame Seime. Truputėlį retrospektyviai grįždamas, 20 metų Seimo rinkimų programa, mano supratimu, ir dėl ko man ir truputėlį skauda, paties beje rašyta, kaip aš suprantu, buvo vienas įspūdingiausių rinkiminių dokumentų, jis buvo labai pažangus dokumentas. Politinis pareiškimas, socdemams pasisekė prastokai tuose rinkimuose. Tuomet atėjo gerbiamoji Vilija Blinkevičiūtė, patraukė truputėlį progresyviuosius į šoną, atėjo su truputėlį kitokia retorika iš Seimo. Bet žiūrint, kai mes, ką Viktorija klausėme, norime sakykime, jeigu kūrėme sanitarinį kordoną prieš radikalus ir prieš galimą Nemuno aušros stiprėjimą, tada kur yra ta socialdemokratų jėga? Jeigu žodyje nebėra jėgos, jeigu lyderiai yra truputėlį, sakykime, galbūt mato iš tolėliau visus reikalus, ar gali būti socdemai šitą atsvarą, ar gali palaikyti kartu su liberalais ir konservatoriais, galų gale būti to liberaliosios demokratijos sąjunga? Aš manau, kad tikrai gali. Paminėjai buvusią lyderę ir tiesą sakant, Vilija ne kartą yra pasisakiusi, pareikšdama paramą tai pačiai partnerystės idėjai. Tai aš labai tikiu, kad ir dabar didžiulė ta frakcija, kur yra įsiklausys į buvusios lyderės žodžius ir tikrai palaikys tą įstatymo projektą, kuris iš tikrųjų galbūt yra ir būtų svarbus. Geresnis. Aš manau, kad taip, jinai tikrai turi tam tikrą moralinę teisę pareikalauti palaikymo vienoms ir kitoms idėjoms, nes be jos lyderystės tikrai nebūtų tokia frakcija. Dabar, aišku, man šiaip tai
nėra galbūt taip labai korektiška komentuoti, kur tie yra mano tie bendražygiai ir taip toliau, jie gali suvokti bet kurią mano kritiką kaip tam tikrą galbūt kerštą ir panašiai. Bet aš matau, kad, pavyzdžiui, kalbant apie tuos jaunuosius, tai ten, nežinau, Ruslanas Baranovas, ten Laurynas Šedvydis yra, Inga Ruginienė yra ten, nežinau, galbūt iš kokių rajonų yra irgi tikrai atsinaujinusi, tiesą sakant, partija, šiuo atveju yra tam tikras įvykęs kartų atsinaujinimas, žiūrint, kas buvo prieš ten 10-15 metų. Tai, man atrodo, kol kas dėl tų galbūt skandalų, galbūt dėl to paties Palucko visų tų istorijų, nebuvo galbūt dar pakankamai erdvės jiems kažkaip tai įsiskleisti. Tai aš labai viltingai žiūriu, kad per šitos 3 metus jie įgys tam tikros galbūt didesnės drąsos ir ryžto kalbėti apie socialdemokratinės vertybės ir kaip jas geriau, kaip sakant, išpildyti ir įgyvendinti. Aš įsivaizduoju, kad tą labai svarbu ir šiaip, kai esi pats tik tai ką tik įėjęs į Seimą, tau reikia dar irgi tam tikrą prasme mokytis ir įgyti tos ir drąsos, ir patirties. Tai žiūrėsim, bet kokiu atveju programoje yra daug svarbių dalykų užrašyta, kuriuos reikėtų tikrai imti įgyvendinti, tam reikės daug pastangų ir aišku, visa ta situacija, kokia jinai yra dabar, jinai smugdo. Tiesą sakant, buvo galimi įvairūs koalicijos variantai, bet man atrodo, šitas pasirinkimas sudaryti koaliciją su Nemuno aušra labiausiai smugdo tuos pažangesnius. Taip, tas šokis su kardais. Taip, tai tam tikrą prasme jie buvo paaukoti, taip galima būtų sakyti. Ir dabar, tempia gana nelengvą naštą, bet, nežinau, man kažkaip politikoje norisi kažkaip tai išlikti kažkaip tai optimistišku, tai aš kažkaip bet kokį vilties nešantį ženklą jį sureikšminu. Bet kai bus matyti. Ir galų gale Harakiri atliko tikrai notiškai teisybei, socdemai perėmė, paisant užkulisių visų. Žiūrėsim, aišku, tas biudžeto patvirtinimas bus, ar nebus tam tikras kerštas iš Žemaitaičio pusės, nes matyt, kad jisai pykti laiko. Aš beje manau, kad tas šokis su kardais jis gali baigtis dramatiškai ir gana ir greitai, netikėtai, nes, kaip ir pats sakėt, čia mes turime reikalą ne su šachmatų didmeistriu, bet labiau su tokiu ekspromtu kartais, o kartais tiesiog tokia bravūra, taip bachuriškumu, mes tą irgi esam vadinę, man atrodo, šitoje laidoje anksčiau. Bet ar yra, aš noriu tikėti, kad yra, bet ar pačiam atrodo, kad yra pagrindo, jeigu tas šokis su kardais baigėsi greitai ir socialdemokratai, dabartiniai socialdemokratai, kurie yra parlamente, lieka su labai trapia dauguma arba su mažumos vyriausybė. Kaip tie dar likę 3 metai iki naujų rinkimų arba beveik 3 metai, kaip jie atrodys Lietuvai ir kaip šitoje situacijoje išvairuoti, nes tai, man atrodo, tai ir yra didysis klausimas ir didysis uždavinys. Aš labai pesimistiškai žvelgiu į mūsų perspektyvas, jeigu koalicijos sudėtis nesikeis ir nuolat bus skandalizuojama, nes kitaip nesigauna antrajam koalicijos partneriui. Žala tikrai yra didelė daroma ir žala tokiose srityse, kaip pavyzdžiui, užsienio politika, kur tikrai ją reikėtų saugoti, puoselėti nuo visų tokių nereikalingų skandaliukų. Padarytas žalos precedentas pirmą kartą. Papildydamas klausimą, labai rimtas klausimas 3 metam ar ne? Čia gal ir galima įkišti tame klausime patarimą ir Liberalų sąjūdžio pirmininkį, nes yra parlamentinė partija, kuri šitose procesuose aktyviai dalyvauja. Jo, aš tiesą sakant, manau, kad Žemaitaitis jau yra priėmęs sprendimą pasitraukti iš tos koalicijos. Aš bent jau, kažkaip, kai kas sako, nereikia skirti didelės reikšmės žodžiams, bet man atrodo, iš žodžio tu gali tam tikras principinės pozicijas išskaityti. Tai
psichologiškai, emociškai jis ruošiasi tam pasitraukimui, klausimas, kada įvyks. Ir tada taip, tada iš tikrųjų, jeigu jisai pasitraukia, tikėtina bus mažumos vyriausybė arba labai trapi ta dauguma ir tada atitinkamai iš tikrųjų tokiam scenariui reikia ruoštis visiems, ir pozicijai, ir opozicijai. Ir taip pat nepamiršti, kad už vartų tas pats Hanibalas yra tikrai didžiuliai iššūkiai, tiek geopolitiniai, tiek ekonominiai, ir čia reikia kažkokio tokio galbūt susitarimo. Aš patiems socialdemokratams patariu laikytis galbūt rimties, nedaryti kažkokių tai skaldančių pareiškimų ir labai tokių priešiškų opozicijos atžvilgių, būtent ruošiantis galimiems pokyčiams, nes to, tiesą sakant, labai nuo to priklauso iš tikrųjų valstybės tas stabilumas ir saugumas. Kažkoks dar buvo galbūt klausimas. Suprask, kaip matosi dabar iš socdemų lyderių laikysenos Mindaugas Sinkevičius ir Ingos Ruginienės per sukastus dantis jie. Galima irgi taip išskaityti, iš sukastų dantų galima išskaityti poziciją Remigijaus Žemaitaičio atžvilgiu. Suprask ir mūsų žiūrovams, tai yra rinkėjams, dar reikia truputėlį pakentėti, nes vis tiek sprendimas yra priimtas. Jo, aš dar vieną mintį iš tikrųjų norėčiau pasakyti dėl tos mažumos vyriausybės. Šiaip sakoma, kad 6-8 metais buvo ta mažumos vyriausybė ir jinai nebuvo galbūt tokia labai gera patirtis, nes vyriausybė visą laiką buvo priklausoma nuo Seime ir nuo Seimo valios ir kartais tas pats biudžeto pateikimas nebuvo toks sklandus. Bet tiesą sakant, tokių mažumos vyriausybių variantų būta ir daugiau, arba tokios labai trapios parlamentinės daugumos. Ir Kubiliaus vyriausybė antroji Kubiliaus pradėjo būti daugumos, o po to tapo kaip ir mažumos, atrodo, ir praėjusią kadenciją Tado Vinkaus balsų priimtas biudžetas. Taip, ir Skvernelio vyriausybė, tai čia tas, kad būtų parlamentinė dauguma sumažės gana smarkiai iki to balansavimo, čia nebus kažkokia tai, nežinau, didžiulė labai kažkokia tai naujovė, gal tik tai mastai truputėlį nuo tos didžiulės daugumos iki galbūt... Nuo labai patogios aritmetikos iki ribos. Gal tas tik tai bus, bet čia priklausys iš tikrųjų nuo disciplinos. Man atrodo, su mažumos vyriausybėms problemos būna dažnai ne todėl, kad, tarkime, valdantieji nesugeba sutarti su opozicija, bet kad ir tos pačios frakcijos savo viduje ne visada sugeba užtikrinti tą vienybę, dėl to nėra tam tikro galbūt pasitikėjimo. Tai čia turi būti kažkokia darna ir tos darnos reikia ieškoti tiek frakcijų viduje, tiek tada santykiuose tarpusavyje. Aš gal dar vieną pastebėjimą vis žvelgdama ir praeitoj kadencijoje žvelgdama į mūsų Seimo darbą, tuomet buvo trapi dauguma ir dažnai būdavo ant ribos priėmimai įstatymų svarbių ir su opozicija tekdavo tikrai kalbėtis labai dažnai ir dėl palaikymo arba kartais dėl dalyvavimo, tiesiog dėl neblokavimo sprendimų. Mane, taip su tokia ir šypsena, ir šiek tiek liūdėsi visą laiką sukeldavo pavyzdys Skandinavijos valstybių, kur jeigu, tarkime, tokia situacija susidaro, jei parlamente iš pozicijos pusės kas nors, tarkim, susilaužo koją, tai iš opozicijos nusiima tam, kad neateina į posėdį, nebalsuoja, tam, kad demokratinis jėgų išsidėstymas pusiausvyra būtų išlaikyti ir sprendimai būtų priimti atitinkamai. Ir lygiai taip pat frakcijose, paprastai ateina balsuoti, yra tokia tvarka, kad gali ateiti balsuoti vienas žmogus, kuris pasako frakcijos nuomonę. Visiškai nereikia frakcijai visai balsuoti, nes natūralu, jeigu politinė jėga priėmė sprendimą, tai jis yra, kaip sakė, unilateral, vienareikšmiškas. Bet tas pozicijos ir opozicijos santykis, kuris yra, kaip šokis dviese, suprantat, kad po 4 metų, galbūt netgi anksčiau, pasikeis pusėmis ir
valstybės labui tą šokį ne su kardais, o vat būtent tokį pakankamai pagarbų, jį reikės dar daug metų į priekį atlikti. Tai tas, man atrodo, yra kaip ir įkvėpimas ir pavyzdys. Dabar atrodo, mes esam taip toli nuo to, kad net keista apie tai šnekėti. Bet aš manau, kad apie tai šnekėti reikia. Buvo tiesiog vienas pavyzdys čia per pandemijos laiką, Šimonytės vyriausybės tvirtinant. Kaip tik, man atrodo, jūsų frakcija buvo karantine ir tada socialdemokratai nusprendė nedalyvauti. Tai yra tam tikrų galbūt pavyzdžių, ant kurių galima kažkaip tai į juos lygiuotis. Tai pati ta proga, sakykime, deklaruokim vilties ženklus, kad proga pereiti nuo šokio su kardais prie tango. Ačiū mūsų svečiui. Aš Marijus Gailius su Viktorija Čmintė-Nilsen pakalbinom politologą Liutaurą Gudžinską. Dėkui už kvietimą. Ačiū. Ačiū klaususiems, ačiū žiūrėjusiems, susitiksim kitose laidose ir dar sureikšminsim dalykai. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai.